3 savaitės trukęs intensyvus pasirengimas pasaulio galiūnų dvejetų komandų čempionatui baigtas. Per likusias dienas iki varžybų Lietuvos stipruoliai neberengs alinančių treniruočių. Dabar svarbiausia gerai psichologiškai nusteikti ir leisti pailsėti kūnui. Galingiausių planetos žmogumi vadinamam Žydrūnui Savickui šis sezonas nebuvo itin sėkmingas. Atletai ilgą laiką kamavo traumus, neleidusios pademonstruoti viso pajėgumo. Pasak Savicko, Vilniuje rengiamose pirmenybėse jis galės varžytis pilna jėga. Jeigu nebus traumų, turėtų viskas būti gerai, o traumos yra dabar tikrai išgydytos. Aišku, ne visiškai pilnai, bet galiu pilnai treniruotis. Ne taip kaip prieš ašmeninį pasaulio čempionatą, kada galėjau treniruotis pusę rungčių galiu tik treniruotis. Dabar dirbam pilnu pajėgumu ir kiekvieną treniruotę vis gerėja rezultatai. Todėl tikiuosi, kad varžybose bus viskas gerai. Komandinėse varžybose viena iš pagrindinių užduočių yra su komandos partneriu gerai susidirbti visas rungtis, nes individualiai pasiruošimas vyksta gerai, bet jeigu nėra susidirbimo, ganėtinai sunku ir rezultatai tikrai neblogi treniruočių. Ir mums patiems labai geru treniruotis, nes dvi komandos ir viena su kita varžomės ir niekas nenori nusileisti. Anot Savicko, abi lietuvių komandos yra panašaus pajėgumo. Jo manymu dvejetų čempionatuose kovojama aršiau nei ketvertų, kur dominuoja didžiosios valstybės. Todėl į aukščiausius apdovanojimus pretenduos net 9 iš 12 pirmenybėse dalyvausiančių komandų. Pagrindiniai varžovai tai yra, manau, amerikiečių komanda, nes jinai labai stipri. Ir ketvertų čempionate šiemet jie vos nelaimėjo. Ir pasaulio čempionato asmeniniam finale buvo 3 sportininkai. Ir labai galingi, ir labai jauni sportininkai. Aišku, Rusija labai stiprus žmonės, Kokliajevas, Pedanas jau daugybę metų dalyvauja varžybose, buvo labai geroj formai ir labai ruošiasi šitom varžybom. Ir paskui daugelis šalių, kur būtų jau sunku išskirti, bet ir Latvijos komanda labai stipri, ir Estijos, ir Suomijos, ir Lenkijos komanda. Bus labai sunki kova. Gal bus kažkokios naujos rungtys arba jos kitaip pateikimas? Kas įdomus, kas žiūrovui akiai? Rungtys beveik visos naujos, nes pas mus dvejetų čempionatai labai retai vyksta ir tikrai bus ir Karutis 2 žmonės iš karto veža, ir Rasta kelia 2 žmonės, ir įvairios rungtys, kur atlieka 2 žmonės iš karto. Bet didžiausias įdomumas šiuose varžybose bus ne rungtys, ne ką mes kelsi, bet kad susirenka patys stipriausi pasaulio galiūnai, ko dar nėra Lietuvoje buvę, kad visi vienoje vietoje būtų ir kažkai ar greitai tai bus. Todėl tuom įdomu ateiti pažiūrėti varžybų. Lietuvos galiūnų lyderis, kuris yra vienas iš čempionato organizatorių, sako, kad stipruolių varžybose svarbiausia yra įveikti save, o ne varžovą. Tik taip galima pasiekti gerų rezultatų. Galiūnų sporte paprastai pagrindinė psichologija yra įveikti save, kad nugalėt baimę prieš svorį ir jį pakelt. Turi tikėti, kad pakelsi ir jį pakelsi. O galiūnai yra ganėtinai draugiški žmonės ir varžybose vis tik tai pagrindinis varžovas yra svoris, o ne konkurentų komanda. Todėl vis tik tai nėra tokia labai didelė psichologinė kova. Bet yra įtampa, ypatingai mūsų lieks įtampa, nes mes yra namuose ir visi laukia aukščiausių rezultatų, todėl mums dvigubai sunkiau. Lietuviai dar nėra nugalėję dvejetų turnyruose, todėl siek žiūrovus pradžiuginti įspūdingų pasirodymų. Pasak Savicko, pasaulio čempionas gali paaiškėti paskutinę varžybų akimirką. Mūsų komandos abi atiduos visas jėgas ir jeigu viskas gerai, bus tikrai bus labai aukšti rezultatai. Bet aš žinau, kad kitos komandos galvoja lygiai tą patį ir atvažiuoja daugelis komandų, ne tik kad dalyvauti, bet jas atvažiuoja laimėti. Ir tikrai bus įtempta kova, tokios kokios galbūt nebuvo Lietuvoje jau kelis metus, kada dažnai būdavo aišku, kas laimės pusėjus varžybom. Aš manau, kad čia laimės ta komanda, kuri išliks iki galo mažiausiai pavargusi ir kuriai seksis ir kuri paskutiniai rungty galbūt išplėš pergalę. Pasaulio galiūnų dvejetų komandų čempionato prizų fondas 100 000 litų. Trečdalį šios sumos susižers turnyro nugalėtojai.